Pagrindinė Maikai, ačiū už tarnybą. Trečia varžybų diena, sekmadienis, kylam į 2,5 valandos užduotį, valanda trumpesnė negu vakar. Papa Lima pasiruošęs. Robinas pasiruošęs. Kyla Robinas. Startas atsidaręs, bet čia dar neprašildė pakankamai. Išmušė keletą burbulų, debesų, bet kilimas labai silpnas. Reikia palaukti su startu. Aišku, dar tik tai 1 valanda, anksti. Sunku kilti į viršų, kai 60 litrų vandens dar bakuose, sparnuose. Sukamės spiečių sklandytuvų virš Prienų kapinių. Nu, šiaip taip išvargau čia virš Prienų. Einu į starto sektorių, startuosiu. Starto sektorius ir lekiam. Robinas, į startą prieš pat buvo. Priedėk į startą. Startas. Vaizdas priekį visai geras. Čia reikėjo išlaukti, kol prašildys, kol supulsuos. Bet dabar galima lėkti, manau. Skrisiu pro Alytų. Pro Punę, pro Alytų. Ir bandysiu pirmoji zonoje atsižymėti prie Druskininkų kažkur tai. Nu va, kaip atrodo vaizdelis, praskrendant Nemunaitį į pietus nuo Alytaus, va lietus ten matosi link Varėnos miškų. Bet rodo ir priekį vietų. Žiūrėsim, kaip čia reikės išsiraityti tarp tų lietų. Bet kol kas einam į priekį. Vladas kartu skrenda. Pirmoji zona jau skrenda, bet reikia dar čia apie 28 km paskristi iki Druskininkų arčiau. Va, gaunam lietaus jau. Sukam į dešinę, Vladai. Vladas va skrenda. Nu taip, lietutis. Krap, krap, krap. Per lietų reikia skristi daugiausia 120 km per valandą, nes lietaus lašai ant sparno sugadina profilį ir
aerodinaminė kokybė sparno labai sublogėjo. Artėjom prie apsisukimo taško link Liškiavos vienuolyno ir ten va prieki Druskininkai. Dešiniai. Gražiai saulės apšviesti. Gerai būtų iš šito debesies negauti lietaus. Kol kas atrodo jisai gerai, bet čia tuoj gali praplyšti į lietų. Vladas skrenda kairiai biškį aukščiau. Prieki du sklandytuvai sukasi. Pasisuko ir jau eina. Čia jų net visi 4. Gerą kilimą pakabinau. Oho, 4 metrai. Dar paeis iki sekančio debesio. Vladas liktai apsisuko. Reik dar atstumą padaryti čia, kol viskas gerai. Lietus lyja šalia Druskininkų. Va, koks planas buvo, taip ir darau. Apsisukinėsiu ties Druskininkais. Įdomu tik tai, ką pamatysiu apsisukęs, nes situacija labai greitai keičiasi. Viskas, reikia suktis. Bandysiu pro tą lietų čia išlysti kažkaip tai. Žiūrėsim, kas iš to gausis. Gerai lietaus gaunu. Žiūrėsim, kaip čia, kuo čia baigsi šitą mano fiorą, bet bandau per dešinę pusę eiti į sekantį sektorių. Na, taip atrodo, čia link Baltarusijos į tą pusę.
bet tas debesis į kairę, kur nueina priekį, turėtų gerai dirbti. Pamatysim, tiesiog priėmiau kitokį sprendimą, Vladas kitaip nuskrido. Nu va, išlindom iš lietaus, galima dabar jau pagazuoti, pagal tai, kaip rodo kompiuteris. Išlindau į saulę virš Varėnos miškų. Va, kaip atrodo, čia link Baltarusijos į tą pusę. Priekį lyg tai normalus debesis, bet čia lietus praėjęs ir dar į pietus nuo Perlojos dar lietus matosi, lietaus šuoras. Tai va, įdomu, kas ten link Varėnos, už Varėnos, ką mes ten susigaudysim. Gazą nuėmiau, skrendu atsargiai dabar, bet kol kas aukštai, kol kas viskas gerai. Su sklandytuvais, kol aukščio daug, tol yra gerai. Bet va, koksai frontas, va, koksai išsipūtė debesis link Pociūno, į šiaurę nuo šitos vietos. Audros debesis. Nu va, įskridau jau į pirmą zoną. Pavyko čia išsiimti, skrendu biškį virš debesų. Va, kaip vaizdas atrodo, dar šiek tiek palysiu, kad atgal galėčiau grįžti, ten 3 metrus turėjau. Sustojo kamera viena, kažkas nepatiko jai. Atsigavo. Įjungiau filmavimą, va tuoj paskrisim. Nes va čia šone draudžiama jau pasienio zona, toli neišeis eiti. Nu ką, sukamės. Nu, kokie dabar šachmatai bus. Kad pasiekti 3 zoną ir joje atsižymėti. Vaizdelis toks. Įdomu, ar gausiu tą kuolą, kuriame čia išsėmiau prieš ateidamas čia. Priekį po to debesį, pažiūrėsim, gal dar veiks. Nu va, kaip reikės šitą lietų prakirsti ar apeiti, kol kas visai neaišku. Nes va, priekį, va, dešiniai lietus, su visu frontu galingu, kairė irgi lietus, priekį lietus. Galvosūkis. Nu, bet svarbu aukščio išsiimti daug, nes dar čia trūksta saugiam skridimui per tokį orą. Iki 3 zonos 56 km iki krašto. Bet ten reikėtų dar giliau paskristi, kad anksčiau per anksti, kad nepaskrisčiau. Liko skristi 1:07 minutės. O, kokia juoduma čia. Nu, turėtų dirbti. Čia jau kaip audros volas turi veikti šita spalva debesio. O pradeda plėšti viršų. Nu, kol kas dar ne. Sukti virš 3 metrų. Čia va ten, va, kur lietus krenta, ten žemyn
labai stiprios srovės yra, o šalia kažkur orui reikia pakilti. Tai va čia va yra panašu, kad ta zona, kur oras kyla į viršų. Čia gal ir galima būtų nesukti, bet esu gyvenime prisižaidęs. Eini tiesiai, kelia ir nustoja keltuvu. O maksimalus aukštis nepaimtas, tai jau geriau čia jau šalia to lietaus. Kol dar nelyjant sklandytuvo išsiimsim ir kažką galvosim. Gamtos jėga. 4 metrai per sekundę kylanti srovė. Žaibai. O, koks vaizdelis. Aišku, čia gerai būtų žaibo negauti. Nuo 1700 va pradeda lietus lyti. Mažinsim greitį. Gaila, palidovinė nuotrauka neužsikrovusi. Aukštai internetas blogai veikia. Toks aštrus lietus. Gal krušai. Dar vieną lietaus zoną kertu. Bet čia jau prasižiūri už to lietaus aukštas padas ir saulė šviečia. Tai reiškia, kad turėtų tas kraštas dirbti. Varva į vidų. Vanduo lietaus. Oho, -5 metrai. Važiuoju žemyn kai su liftu. Bet negaliu greitį spausti, nes sklandytuvo sparnai šlapi. Visa aukščio atsarga senka. Oho, kaip žemyn varo, bet gal čia bus aukštintas pats. Link Seirijų skrendu. Prieky va ežerai atrodo gerai, va čia jeigu gausiu, tai problemos išsispręs visos. Yra. Nu taip, jeigu buvo -5 žemyn, tai turi būti ir +5 aukštyn. Haha! Jėga, man patinka. Tai va, gamtoje yra balansas. Iki 6 metrų per sekundę mėto.
Reikia sucentruoti dar geriau. Paukštukas kažkoks skraido, pasislinksim link jo. Na, 3,5 irgi gerai, 3,7 termiko vidurkis kol kas. Po biškį skrendu į priekį prie ežerų. Skrieju netoli Seirijų. Gerai, kad debesų padas aukštas, tai galima su tokiu sklandytuvu praskristi tolyn. Nu va, einam. 1800 metrų, geras aukštis. Man patinka. Va, įskridau į 3 sektorių. Jau galima būtų suktis, bet per anksti parskrisiu, dar 37 minutės skristi. Tai va, tai įveikinėsiu dar vieną audrą, dar vieną lietų. Priekį matosi. Buvo Žuvinto miškas, dešinėje arba priekį. Koks vaizdelis, va čia stipresnis šuoras lietaus. Bet tikėkimės, už to lietaus gausiu vėl. Ten debesies padas prasižiūri tamsus. Šachmatai šiandien. Žemėja su stabdžiukais kairiu ratu, planuoju seno. Labai reikia galvot, kur skris šiandien. Seno parašutinį arčiau. Nu va. Krašteliu ir einu. Čia panašu, kad audros vola šiek tiek. Gražūs vaizdeliai. Nu, gražu. O dar gražiau, kai aukštai skraidai. Na, vaivorykštė po apačia matosi. 2 net vaivorykštės. Nežinau, ar kamera čia nufilmuos. Pakreipsiu biškį. Matot, 2 vaivorykštės. Reiškia, lietus ten vyjo, tai va šalia šito lietaus ir skrendu. Ryški vaivorykštė. Tai va, sklandymas yra ir neapsakomai gražūs vaizdai. Ypač kai lietų su audromis, su lietumis, įdomiau. Apskridau vaivorykštę. Vladai, labas. Prie Kalvarijų. Kalvarijos va. Kairiai pusiai. Nu va, tuoj suktis reikės jau link namų. Dar paskrisiu iki va šito debesiuko. O, šiek tiek pasididinsiu atstumą. Rodo, kad 7 minutėm vėliau parskrisiu. Pro kur čia namo grįžinėt? Taip, kairiu ratu.
Per Marijampolę. Apsisukimui geras kilimas. Sukamės čia. Liko skristi 48 km, bet Pociūnus uždenginėja stiprus lietus. Ir va dabar per lietų skrendu, va šalia Marijampolės. Kažkas dar zirsti pradėjo priekį. Nu, va, Pociūnuose lietus stiprus. Ant kompiuterio matosi, šalia lietaus netoli sukuosi. 32 km iki finišo linijos virš Amalvos. Pelkės. Imu aukštį. Kažkaip reikės grįžti namo. Va, koks galvosūkis. 90 laipsnių, 5-6 metrai. Kažkaip reikės įveikti lietų link namų. Bet čia būtų labai gerai dar pasiimti aukščio daugiau. Atsargos kaip ir yra, bet lietus visą tą atsargą suvalgyti gali. Va, vaizdelis koksai. Įdomu, šitas debesis suveiks ar ne, bent jau padas jau atrodo, kad turėtų suveikti. Kelk. Koks aplimas 3 km? Kas 3 km? Foxtrot Lima. Foxtrot Lima, vėjas 9-0 pas mus, 2-3 metrai dabar, 4 gal lietus. Va, labai reikėjo šito kilimo. 560 atsarga, bet vis tiek imu, kol dar gerai kelia. Reikia išsiimti atsargą, kadangi lietaus galima priekį gauti. Liko 25 km iki finišo linijos. Einu. Na, kokį lietų kompiuteriai rodo priekį. Įdomu. Vaizdelis va koksai. Štai taip. Liko 14 km. Aukščio atsargos turiu 500 su viršų metrų. Spaudžiu. Duodu gazą, taip sakant. Nes aerodromas jau matosi tokį kampu, kad tikrai turėčiau parskristi. Gal minučių iš tiesiosios į laisvą vietą. Papa Lima 10. Papa Lima 10. Papa Lima vėjas 330, 2 metrai. Matomumas geras, lietaus beveik nėra. Nebendėlių nėra, ne?
kilometrų liko. Aukščio atsarga 200 metrų, sunaudojau. Bet panašu, kad labai gerai lietus jau pasitraukė nuo aerodromo ir gal čia ir pakrapins biškį. Finišas. Papa Lima tupdysi pagal schemą. Kažkas suburzgė, nesupratau, pakartok. Čia Viktoras 10. Viktoras 10. Viktorė, o ne Viktoras. Nu, Viktor, taip. Nu, Viktor 10. Ne Viktor, o Viktorė. Viktorė pergalė. Jau taip gerai gavęs. Va, metu čia gavo Oi, o. tupimui. Žaibai dar žaibuoja. Lima Romeo 3 km, manevras dešinės. Lima Romeo 3, dešinės manevras. Laiduotas. Nu ką, šiaip taip įveikiam su 100 km per valandą vidutiniu greičiu. Žiūrėsim, ką kiti pademonstravo. Skrydis baigtas. Lauksim, kol atvažiuos čia mane paimti iš aerodromo vidurio.